Sveiki, mūsų tinklalaidės Dzimblondizmas. Klink, klink. Žiūrovai, klink, klink, dzinzelin, dzinzelin. Tai visus su naujais metais. Taip, su naujais metais, su nauja laimė, su naujais džiaugsmais, iššūkiais ir verslais. Ir tikslais. Jo, ir šiandieną mūsų tikslas pristatyti mane, ne? O kas esu? O kas tu tokia? Kas aš esu? Esu Jūratė Martišienė, nekilnojamo turto brokerė. Ir trumpai tada, Ieva, kadangi mūsų praktiškai pradžia prasidėjo nuo to, kad tau reikėjo nekilnojamo turto brokerio paslaugos, nes tu buvai suplanavus pasistatyti namą. Tai vat kas paskatino kreiptis į mane kaip nekilnojamo turto brokerę? Visų pirma, tai šiaip nelabai atsimenu, kaip mes ten susitikom, ar susiskambinom, ar susirašėm, nežinau, bet visų pirma, tai buvo pirminė rekomendacija, kad yra tokia Jūratė Martišienė nekilnojamo turto brokerė. Ir antras žingsnis tai buvo, kad paskambinau. Jūratė labai išsamei papasakojo, kokia jos darbo patirtis būtent šitoj sferai nekilnojamo turto. Mane įtikino, kad žmogus supranta, ką daro, kaip tą daro ir kodėl tą daro. Ir kad puikus rezultatai. Viskas tikslinga, orientuota, suplanuota, laiko pinigų atžvilgiu, aišku. Kas yra labai svarbu. Ar aktualu visiems šiai dienai. Ir kad viskas yra sutvarkoma nuo dokumentacijos iki galutinio tikslo, kad jeigu reikia parduodu, arba nuperku, arba statau, paskolą imu, pinigai, viskas yra pasiūratę, apgalvota, sudėliota visi reikomi dokumentai ir žmonės, kurie reikalingi būtent šitai operacijai, jeigu galima tai pavadinti, pirkimo, pardavimo, viskas pasiūratę yra vienoje vietoje. Tai va, ačiū tau labai iš gražius žodžius. Ir tikrai, kaip sakyt, ką aš matau, šiuo metu ypač jaunimas, kas nori nusipirkti butą, namą ar kažkokį nekilnojamą turtą, reikia nuosavų lėšų, ane Ieva? Kai mes sudėliojome tau planą, pirmiausiai kreipėmės į bankininkę, kuri sudėliojo visas galimybės tau pasiskolinti. Aišku, antras klausimas atsirado, nuosavų lėšų dalis, iš kur tų nuosavų lėšų. Ir tada, kas gi vyko? Iš kur tos nuosavos lėšas buvo suformuotos? Iš kur? Iš parduoto turto. Ir tada nusprendėm, kad reikia parduoti butą ir parduoti žemės sklypą, nes statybom tikrai reikia nemažai nuosavų lėšų. Ir visą šitą aš įgyvendinau. Tai kaip ir minėjau, kad pasiūratė viskas yra sudėliota, suplanuota. Visi reikiami kontaktai yra pasiūratę. Ir kas mane labai nustebino, ko aš nesitikėjau, kad viskas vyksta tikrai greitai ir operatyviai. Jo, tikrai, Ieva, šitą. Kas duoda iš tikrųjų rezultatą. Jo, tikrai. Nes realiai perkant, parduodant, pirkti tai gali greit nusipirkti, realiai. Bet parduoti, tikimybių, kad jokių apskritai nėra. Tai va šitas man labai nudžiugino ir to labiau, kai su sklypu, kaip Jūratė prisiminė. Ėjom tą kelią, reikėjo nueiti, sutvarkyti dokumentus. Aš galvojau, kad ten ilgai ir nuobodžiai truks šitas visas procesas. Bet įvyko, viskas įvyko. Ir kitas momentas, kadangi ne tik tai nuosavas lėšas, kaip sakoma, parūpinom, bet ir kaip pačiai sekėsi pasidalink su paskolos sudėliojimu, su paskolos paėmimo procedūrom. Tai jos tikrai yra ne viena ir ne dvi, kurios turi eiliškumą ir visą laiką reikia to eiliškumo laikytis, vienas paskui kitą, kaip aš sakau, susidėlioti planą, kad viskas įvyktų taip, kaip tu nori. Ne taip, kaip situacija tau vadovauja, žinai, bet kaip tu nori. Tai kadangi Jūratė turi visada rekomenduoti tam reikalui atitinkamus žmonės, kurie būtent dirba šituo klausimu, tai man buvo rekomendacija pateikta žmogaus, kuris rūpinasi būtent pinigų klausimais. Ir viskas buvo sudėliota būtent rekomenduoto žmogaus dokumentaliai. Paskolos pinigais. Būtent paskolos. Tas, kas liečia turto vertinimo ir
ir ypatingai turto vertinimo. Nes statant namą nėra taip paprasta iš tikrųjų, nes nėra, kad atėjau, pasiėmiau kiek reikia ir viskas. Tai yra procesas, ta prasme, etapais, kas dar labiau apsunkina. Ir dėka to žmogaus rekomenduoto Jūratės viskas truko sklandžiai, gan greitai ir aišku, tikslas galutinis, kad turiu savo namus. Tai va, norėjau irgi jo pasidžiaugti, nes tikrai Ieva turi gražius namus, turi ten, kur norėjo, o ne, kai pagalvoji, tai turi ten, kur norėjai, ten, ką norėjai, tai va tas, kai sakoma, tikslas, kaip aš ir sakau, tu irgi esi vedlys, kaip aš save įvardinu, vedlys toj kelioniai, kad nuo svajonės iki pat tikslo įgyvendinimo, nes tai ne viena procedūra ir jas reikia vieną paskui kitą sekti, jos turi seką, ryšį ir tai yra labai svarbu viską sudėlioti ir kai viskas yra vienose rankose, tai tu gali ir palydėti iki galutinio tikslo. Ir esmė, kad svarbiausia, kad tu turi kreiptis į ką, kas turi dar kur tikslingai nukreipti, kad tu pasiektum savo galutinį rezultatą. Taip, tai va, tai smagu, tikrai sveikinu, turi namą. Tai va. Ir dabar, ką mes dar kalbėjom, kad dėl tų papildomų, ne? Taip. Jūratė, kadangi dabar papasakau savo patirtį, su kuria susidūriau su tavim, taip. Ir yra tokių esminių klausimų, galbūt sakyčiau, kad matom tave Facebook'e, apskritai socialiniuose tinkluose ir kyla toks klausimas, kad lygtais atrodo, ne, kaip ir matom, aš bent jau matau ir kiti mato, kas tave sako, kad dirbi visoje Lietuvoje. Tai kaip tu dirbi, kaip tas visas vyksta procesas, to pačio pobūdis pačio darbo. Jo, teisingai, Ieva, tą klausimą gaunu neretai, nes žmogui atrodo, kad jisai gali dirbti čia ir dabar, jeigu aš pati gyvenu Kaune, netoli Kauno, tai atrodo, kad tik tai aplinkui ir tikrai iš mano kolegų ne vienas sako, aš toliau nevažiuoju, nes aš noriu čia, aplinkui ir viską. Aš sakau, man tikrai nesudėtinga. Lietuva tikrai nėra didelis kraštas, kad negalėtum tiksliau atsisėdęs per valandą ar dvi pasiekti kažkokį objektą. Dažnai klientai klausia, ar dažnai vyksta apžiūros, kiek kartų reikia apžiūrėti. Taip, sutinku, yra kai kurie objektai, kuriuos dažniau reikia nuvažiuoti, bet realiai, jeigu kaina atitinkama rinkoje yra, praktiškai 1-2 klientų užtenka, tai reiškia, kad 1-2 kartus nuvykti tą patį objektą, tu jau pasirašai rezervacijos sutartį ir tada jau dar kartą nuvyksti į notarinį sandorį. Tai daugiausiai 3-4 kartai, kai tu turi nuvykti. Tai va, tai dėl to, kaip ir pavyzdys, turiu būti Alytuje, tai atėjo viena apžiūra, aš nuvykau, mes pasižiūrėjom, užtenka vienos, iš karto rašomės rezervacijos sutartį. Kitam kartu jau vyksiu pas notarą. Biržuose turėjau lygiai taip pat namą, atrodo Biržai, nuo Kauno tikrai nemažas atstumas, tačiau klientė savaitę išvyko, pradėjom reklamuoti, klientė savaitę išvyko, per savaitę susidarė 5 žmonės, kurie norėjo apžiūrėti, mes padarėm tokią kaip ir atvirų durų dieną, aš nuvykau į vietą, 5 žmonės praėjo, iš 5 vienas sutarė, kad jam tinka, pasirašėm rezervacijos sutartį ir po to, kaip sakyti, įvyko sandoris ir viskas įvyksta. Tai kartais mums atrodo, kad jau labai ten daug reikia vykti, bet 2-3 kartai pilnai užtenka nuvažiuoti į tą vietą ir tą objektą parodyti klientam. Tai va šitaip vyksta, todėl ir tikrai nesudėtinga man apsimti visoje Lietuvoje, kas ir duoda tokio išskirtinumo, negu kai kurie brokeriai, žinai, apsibrėžia Vilnius, Kaunas ar ten Klaipėda ir ne kitaip. Žodžiu, mobili, nekilnojamo turto agentė. Mobili. Privalumas. Ir taip. Dar vienas momentas. O ar pasitaiko darbo aplinkoj pačioj tavo, kad yra klientų ir iš užsienio? Taip. Todėl, kad kaip tu sakai, per Facebooką, tai nemažai kreipiasi žmonių iš užsienio. Ir kai paskutinį kartą turėjau butą Alytuje pardavimas, kaip tik klientė kreipėsi iš užsienio. Jinai pati alytiškė, jinai tą Alytų žino.
Viską daug ką mes įsiaiškinom per nuotolį, susiunčiau jai sąskaitas, kiek reikia mokėti už šildymus, už visus kitus dalykus, kas kaimynai, kas aplinkui ir taip toliau. Bet, jai reikėjo dar vienų akių, kad pasižiūrėtų, kaip tas atrodo butas realiai atvykstant. Tai jinai paprašė draugės, atvažiavo draugė, mes su draugė apėjom visą tą butą. Pamatavom, ką mūsų klientė prašė, nes virtuvėje norėjo stalą kitaip pastatyti. Pati aš irgi dar nebuvau tam rūsyje, nuėjom į rūsį, nufilmavome rūsį, apėjom aplinką, nufilmavom, kas dar klausimai kilo ir viską. Ir net man nespėjus išeiti iš buto, jau klientė man rašo per Facebooką, kad reiškiasi, jau aš apsisprendžiau pirkti. Tai tokių nemažai dalykų, o kitas momentas, kai užsienio žmonės gyvena, tai jiem kartais nereikia net sugrįžti į Lietuvą, kad galėtų susiforminti visus dokumentus, pačius sandorius susitvarkyti, nes tikrai labai daug ką galima padaryti per nuotolį. Net ir nuotoliniai notarai yra, jeigu klientas turi galimybę, pats sudalyvauja, o jeigu neturi galimybės ir jam tikrai neapsimoka sugrįžti tokiai procedūrai, tai tada duoda man įgaliojimus notarinius ir aš visą šitą galiu sutvarkyti. Taip, tai dabar ką tik ir paminėjai, kad viską gali sutvarkyti, tai vadinasi, atlieki ir dokumentų pačių tvarkymo paslaugą. Taip, kadangi ir savo Facebook'e komunikuoju, nebūtina užsakyti nekilnojamo turto kaip manęs, kaip brokerės, visai procedūrai. Kaip pavyzdys, žmogus nori pirkti butą. Turėjau dabar visai šviežią atvejį, žmogus nori pirkti butą. Žmogus Vilniuje įsirinko butą, naujos statybos, neįrengta. Ir žmogus, sudėtinga tos procedūros, kas po kos eina, kaip kada reikia sumokėti avansą, kaip kada reikia persimti, reiškiasi, raktus, kaip su paskola, kokios procedūros, kas po ko eina, kada eisim pas notarą, kada ten sumokėti pinigus, kada avansą, reikalų kiek nori. Tai jisai negana to, kadangi tai pirko iš vystytojo, atsiuntė 35 lapų rezervacijos sutartį. Aš irgi bandžiau, analizuoju, bet kadangi aš jau suprantu, kad ten butas stovi, tai ten pusė tos sutarties negaliojančios, tai aš, kadangi išdirbus banke, tai aš suprantu, kad man reikia ten tik labai nedidelės dalies iš tos sutarties. Tai aš tiesiogiai gavau kontaktą tos pardavėjo atstovės, aš jai paskambinau ir sakau, dabar jūs pasakykit, kurie punktai ryškiai yra aktualūs, kad nereikėtų studijuoti 35 lapų, kur ten man pačiai susimaišė visi reikalai. Mes su ja susikalbėjom per 5 minutės, nes daug kas buvo padaryta, reikėjo tik tai paimti ten kelis dalykus įgyvendinti, sumokėti tam tikros datos avansą, kas būtų, jeigu klientas negautų paskolos, aptarėm visokius tokius dalykus. Ir klientas po to su mano rekomendacija kreipėsi į banką ir toliau tiesiog elementarūs klausimai. Gauna jisai ryškiasi pirkimo pardavimo sutartį, vėl jisai manęs klausia, kas joje turi būti numatyta, ar tas punktas yra viskas tvarkoje. Gauna kreditavimo sutartį, sako, ar čia viskas tvarkoje, gal kokį punktą, kokie klausimai jam kyla. Pagaliau gavo lakštą, jisai man skambina, sako, Jėtus, kiek čia prirašyta. Sakau, lakštas standartas. Esmė ta, kad įkeistas turtas bus įkeistas, kol turėsi paskolą, kai jau tu padengsi paskolą, išregistruosi. Tai visi tokie dalykai ir tu palydi žmogų, kuris ramiai nusiperka, net nereikia, visos procedūros, tik tai yra tam tikri momentai, kur tu jį palaikai. Ar ten, pavyzdžiui, žmogui reikia sutvarkyti kažkokius dokumentus. Bet viena klientė ryškiasi kreipėsi, nori parduoti butą, o dar nesutvarkyta bilutė ten 100 metų. Tai tu duodi žmogų, kuris nubraižo bilutę, nes jos vis tiek reikės. Ir tu sutvarkai dokumentus, paruoši tam pardavimui. Tai gali gauti vien tik notarinį įgaliojimą. Su notariniu įgaliojimu atlikti tam tikras procedūras, pereiti instancijas, uždeklaruoti mokesčiuose pajamas. Pilna yra dalykų, kurių tikrai nebūtina, paimti viso paketo, o tu paimi kažkokią paslaugą, kurią gali pilnai atlikti. Tai žodžiu, paėmus tave Jūratę, gauna klientas visą paketą taip. To, ko reikia. Ir jums nereikia nieko rūpintis. Kartais ką reikia ir dar ko net nepagalvoju. Nes mano paskutinė... Daugiau negu kad reikia. Daugiau negu reikia, nes paskutinis mano sėkmės atvejs, pardavėm butą,
bet tada pinigai turėjo ateiti po 5 mėnesių, tai mes sutarėm su dryškės pirkėja, kad išnuomosim. Tai ta pardavėja net nesitikėdama, negana to, kad jau pirkėja turi, tai dar per 5 mėnesius jinai bus sumokėti mokesčiai komunaliniai ir dar gaus nuomos pajamų. Va, ką reiškia darbinė patirtis. Tai prašom, kviečiam Tai dabar, kreiptis. Jūrate, pasakyk visiems, tai kaip tave gali susirasti? Mane susirasti dažnai klientai susiranda per Facebooką, Jūratė Martišienė NT, ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir kaip aš juokiuosi, ir TikTok'e, visur esu. Tai tikrai komunikuoju, na ir telefoną, tai aš manau, jau čia neverta diktuoti, klausyk, tikrai žmonės suras ir mailų gali j.martišienė@gmail.com, turiu WhatsApp'ą, turiu Viberį, turiu Messengerį, visos galimybės susisiekti. Šiuolaikinė brokerė nekilnojamo turto. Taip, mėgstu labai naujoves ir sakau, jeigu tik tai kur pamatau, išgirstu kažkas naujo ir kad tik lengviau būtų klientams svarbiausia, kad nereikėtų galvos skausmas ten, žinai, ir per nuotolį gali, tai iš karto imu tą procedūrą, pati išbandau ir paskui pasiūlau savo klientams. Tad mėlyje ir mėlusios, kad galva neskaudėtų dėl nekilnojamo turto, štai prašom patirtis. Prieš jūs rašykite, skambinkite, klauskite, gausite visus reikiamus išsamei atsakymus. Ir dar vakar viena klientė sako, oi, tie sako, brokeriai tokie pasikėlę, tai žinokit, bendrauja labai paprastai, greitai, atsakingai. Iki.